Sveiki, na ką, antrą dieną. Dabar bandysim, sakykime, gal iki vakaro pažiūrėti irgi šlakį. Diena identiška vakar, tokia pati, -3, kas tikrai nėra labai gerai, nes šals labai pintukas, mesis ant žaidelių ledai, bus sunki žvejyba, bet nusiteikę šiandien tiesiog pasižiūrėti ir pažiūrėti, gal kažką jis pagauti. Ir ką, dabar rengiuos, užsidedu viską ir keliauju prie upės. Prie tos upės atvažiavau vieną vietą, kur žinau didelį akmenį vandenį, bet jeigu reikia prieiti prie tos upės, tai čia tai pavargti reikia. Eik tu savo. Čia neina net praeiti niekur. Žodžiu, į reikalų. Turi ruoželį savo tokį, kur kažkaip nelabai esu bandęs, bet žinau, kad pagauna. Pliušiai tikrai žuvies yra dabar, bet blemba kaip prieiti, neįsivaizduoju. Šiemet pastebėjau, kad labai dirba raudona su balta spalva. Daug kas ant jos pagauna. Pagaliau priejau savo vietą. Žinau, kad čia vandenį yra didžiulis akmuo. Aš ją apeisiu šiek tiek. Visų pirma tam, kad neišbaidyti žuvies. Visų antra, prie šito akmens yra dar tas medis įvirtęs į vandenį, jeigu matot. O štai ten yra kitokia srovė, viskas keičias. Ir čia būdavo anksčiau duobė. Tad pažiūrėsim, kaip čia su žuvim. Šiandien pasiėmiau kates, nes tikrai be kačių galim įslysti. Na va, ir atėjau prie savo vietos ir pradėsiu nuo šiandien žvejoti. Na ką, mačiau išėjimą. Žodžiu, čia yra posūkis ir iš po tų krūmų išėjimas buvo žuvies. Kaip reikėtų daryti, jeigu pamatom išėjimą? Pradžiai pradėti gaudyti iš aukščiau ir jisai vis tiek jaučia vibracijas, visą kitą. Ir tik po biškį vėliau leidžiantis jam padavinėti voblerį link jo. Nes žuvis galėjo ir pasitraukti ir gali ten pat būti iš po to krūmų išlysti ir paskui vėl stverti. Tai dabar va po biškučiuką mėtom. Sutikau vieną žveją su valtim. Vobleris rinko. Tai man atidėjo voblerį. Ačiū jam. Na ir dabar po biškučiuką mėtau padavinėtą vobleriuką jam. Reikia tikėtis, kad jį suviliosiu. Jeigu jau išėjimą padarė, reiškia jis ten ir sėdi tose krūmuose. Kodėl jis ten sėdi? Todėl, kad srovė eina palei tą krūmą. Ir ten yra plius pagilėjimas. Jam ten tikrai gera vieta stovėti. Dabar reikėtų tik tai daug metimų pamėtyti prieš jam įmetat, kur jisai stovi. Aš užskandinu lengvai ir prilaikau, sakykime, jo zonai. Beveik. Kuris galbūt ir mato, bet nenori imti. Arba jis lauks tol, kol primėsi ten, kur jisai stovi. Tada jis tvers ant greičio. Bet žuvis, mačiau, tiksliai buvo išėjęs į paviršių. Padžiugau, kad kažkas įkrito arba užmetė meškerę. Bet paskui pasižiūriu nei vieną žveją. O štai ten prie tų krūmų vis artėju. Vis artėju ten, kur žuvis išėjo. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Po kol kas iš draugų irgi nieks dar neskambino, kad kažką sugavo. Reiškia, žuvis nėra aktyvi baisiai. Ir reikia pataikyti plius dar maslo jai. Labai dar šala žiedai. Žodžiu, laukit. Na štai. Lengvas kivimukas. Toks lengvas smūgelis. Taip kažkaip patikėjau, kad čia bus. Ir yra.
Tik nesuprantu, kažkodėl labai balta žuvis, ar nebus iš jūros atėjęs, žiūrėkit. Pirmą kartą matau tokią baltą. Labai panašu, kad būtų iš jūros atėjęs. Visiškai balta žuvis. Jo. Nu jo, įdomiai. Kaip davai paimt, kad tik neįkris pačiam. Sužiūrėkit, jūrinė žuvis. Kažką čia ateis daro. Op. Tai aš ją paimsiu. O kiek jėgos dar turi. Jėtus, palauk. Daug man tai paimk. O, tai nufotografuosiu. Kas įdomiausia, kad kaip jūrinė, sakau, visiškai baltas ir brenkė. Ką jin čia daro? Geras. Siribrenkė. Pirmą kartą matau, iš jūros atėjo į miniją pabūti. Ar kaip jin čia, stora, matas, neneršusi. Visiškai balta. Gal čia net lašišaitė, gal šlakis, nežinau. Bus apie kokį kilogramą. Tas pats, kas jūrai būčiau pagavęs dabar. Manau, net mėsa būtų raudona. O, var iš karto, net nelaukus. Yes. Pirmą kartą tokią nesąmonę matau. Čia neįmanoma užmesti. Žuvis 3 kartus pasirodė. Vieną kartą stovėjo ten prie krūmų. Tada jinai pakilo į viršų. Tada jau čianais praplaukė pro mane. Ir žodžiu duodasi ta žuvis aplink čia kažkur ratu, jos matyt zona yra. Bet užmest čia neįmanoma. Tai mėtų belenkaip, sakau, gal užkips. Nors, aiškus, kai belenkaip mėtai, pravedimas netoks, kokį reikia, tai kažin ar kips. Eiktų savo pirmas, tik taip matau, kad šlakis duot arba lašis. Bandau viską, jau kas ryškiausia. Ant takaros dabar drožiau, čia sėklų yra. Tai ta žuvis matyt dėl to ir matosi. Pėdsakų daug. Kažkur tarp krūmų čia duodas. Nu ką, žodžiu, jau 3 valandas. Praktiškai pareina vakaras jau. Kibimų nebuvo daugiau. Mačiau tik vat žuvį 3 kartus. Dabar einu link mašinas ir dar sustosiu prie to žuvies. Pamėginsiu visgi dėl to padrožti. Tyliai ramiai. Jin ten kažkur stovi. Aiškus, kas yra blogai, kad ten eina pravedimą padaryti. Na, bet mėtėsi, tikiuosi pati ateis ir užkips. Tai padrošiu gal kokį 10-15 minučių tose vietose, kur mačiau, kad stovi. Ir tiek. O taip jau.